O. Nu, sveiki. Atėjau va prie tokį vakarierą. Nu ir pažiūrėsim, kas čia gyvena. Gal pagausim ir kokį bonusėlį. O, pagaliau. Pirmoji. Mažikė? Nu bet vis jau. Nors ne nulis jau. O. Graži. O, davė vieną. Be didesnių nepasitaiko. Ir viską jam sakau, tik tais įkrentant, besleidžiantį dugno masalą turim. Labai arti tų žolių. Jie nori, kad užkiptų. Manau, neblogs metims išėjo. Sakau, čia kitaip net nepažvėjuosi. Jeigu pataikai prie žolių, žuvis bus. Jei ne, ne. Davė jums va. Nu toks va mažyliks. Nukondo uodega. Atgaidys. Nu mata. A į tą uodegą, net tos uodegos neskirtume. Nu čia iš viso fainė šiandien varom. Ką apgiliai įrėjo. Nu įsikroviu. Pirmoji batareika GoPro. Paleidau ton žuvį. Na šiaip tai. Pirms video labai lengvas toks. Be jokių mikrofonų, be nieko noriu pažiūrėti, ar mane užkabins tas filmavimas, o ne. O ateity tai jo, pas mane savižadrebis eina tema spinig, šapalai, upėtakiai. Na ir plūdinės nepamirštų. Tai va tepa. O. Čia jau biškai gražesnė jau. Nu. Tas tai net lengva net nepasiimsiu jau. Nu. Jau tokie šiokie, jau tokie jau. Panašesnė į raudą jau. Ar kuoja, nežinau, mes žemaičiai visą sunom raudėm vadinom, o didesnis raudsparniais. Nu va. Po biškių čia ir įsivažiuojam jau. O. Iškart. Net nespėja nuskesti. Oi, kai duodas. Visada iš žvejybą dar pasiėmu rankšluostį, kad nusvalyti rankom, nes tiesiog to kvapo nė tokio žuvės paskui. Aišku, jis pinigėlį nenori nutepti. Nu gal biškai šils ir pradės daugiau kaip čia.
po biškį gerėjau. Tai jo, čia tokį pirms normalesnis testas su Crazy Fish Zero, tai su kiniečiais nieko lyginti. Taip, į žvejybą gali užkabinti tave kiniečiai, taip toliau mifainas, bet lyginti jautrumą, taip toliau užmetimą, tai nėra ko. Ir sakau visiems, kad žvejybos avižadrebį turi būti saikinga, nes kitaip tai gali tapti priklausomybė. Dar vienas mažas jūsiks. Agirdi, pakviesk į bočių. Tie mažiuliukai, tai eik savo žiūrėk. Užmeti? Vis. Eik, tu namuose slops. Eik, pisti. O. Nu, čia dar mažesnis. Eik tu savo. Kalibras žiauriai mažas. Nu, fainiai vis tiek, bet sakau, ant skęstančių. Viskas ant skęstančių. Dar vienas mažiuks. Nu, bet tų didesnių tai visiškai kol kas nieko. Tik tais tokie. Daugiau nieko, tik dar nesniga pagavau labai gražią. Tai pažiūrėm. Gali šį kartą bus. Opa. Nu, pagaliau toks biškį gražesnė jau. Va, į deką prasistatė dar. O. Tai jau gražesnė. O. Va. Nu, pavyko ant 0,1 gramų pagauti. Tiesiog paleidi. Tas 0,1 labai lėtai leidžias. Ir paimu dar net nenusileidusi. O. Dar vieną tą raudėlį. Girdi. Man atrodo, širių šiandien nepagausim. Bandžiau didinti svorį iš vis jokių kibimų. Nu, čia nedaug, bet vis tiek. Nu, neįtikėtina. Vien tik mažas raudėlis. Ir viskas. Nu, kažkaip. Nu, greit jau pareis lydekos, jau baigsis draudimus, tai reiks ir jų varyti pažvejoti. Šiaip tai viską gaudau ant 0,2 šiandien ir ant antos 20 mm. Kodėl 0,2, nes dar žuvis dar nėra aktyvi, bet oras šyla. Ir manau, jau greit galėsime eiti ir prie didesnio svorio. Ir žuvis tikrai aktyvės. Nu, gal pirms ešerys. Va, tam ir atėjau čia. Nu, galvoju, negi galiu vien tik raudės pagauti. Ne, norėjau ešeriuką pagauti. Nu va.
kitą vietą. Antras metimukas ir va. Mums dabar šiukšlę surinkė, pažvėjoja, galėsim aut namo. Va. Da vienas. Nu, man atrodo, kad šiandien žuvų žvejybą baigam, bet einam žvejot dabar šiukšlių. Tiek daug šiukšlių, visada žvejybą pasiėmu šiukšlių maišą ir manau einu rinkti nešiai bajus. Čia tragedija. Ir visiems kitiems žvejam bus fainiau, į praeinantiems žmonėm, tai kimbam į darbus. Bet varkant šiukšlis, lokon radau. Ir toks vien žinomas telšiškai, žinot, ką daro. O, šliori. Nu, iš tikrųjų, tai labai liūdnas vaizdas. Te pasiėmiau tik tais vieną tonų maišėlį, galvojau, kad užteks, bet čia be šansų, tai manau sugrįšu. Kiet kartą čia viską surinksiu. Čia visur šiukšlių pilna. Tai labai didelis. Dėkui, kas pažiūrėt iki galo ir iki kitų susitikimų.